Taigi, pirmiausia pasidarysime salierų gumbų ir bulvių gratiną. Imame salierų gumbus, jums reikės maždaug 2, gal 3 salierų gumbų ir apie 4 didelės bulvės. Pilame grietinėlę, metame šviežią čiobrelį ir rozmariną. Galvutės per pusę. Nepamirštame papipirinti ir padruskinti. Ką pirmiausiai darome, tai mes dedam tokiais sluoksniais. Matot, kaip gražiai atrodo. Štai ir gabaliukai česnako, ir rozmarinas, ir čiobrelis, nuostabu. Tada beriame ir kietai sūrį ant viršaus. Gražiai apspaudėm, jisai labai gerai prilimpa. Kepsime apie 50 minučių iki valandos. Aišku, po 50 minučių aš patikrinsiu. Temperatūra 185 laipsniai. 50 minučių praėjo. Bus nuostabus garnyras. Tai šis patiekalas bus kepta antienos krūtinėlė, kurią apkepsime ant keptuvės su čiobreliu, rozmarinu ir česnaku ir pašausime apie 10 minučių į orkaitę. Tvarkausi antieną, įsipjaunu odelę, einame giliai iki mėsytės, reikia druskinti ir pipirinti iš abiejų pusių. Taip, mūsų keptuvė šalta, užsidegiam dabar, dedame krūtinėlės vieną po kitos, mes norime, kad jos lėtai keptuvė kaisdama pradėtų tirpinti riebaliuką nuo antienos krūtinėlės odelės. Norim sutraiškito, tarpelius įmesti čiobrelio. Taip, visus riebaliukus su sviestu mes paliekame, paskui galėsim tiesiog apšlakstyti. Kepsime ant 180 apie 10-12 minučių. Matome, mūsų antienos krūtinėlės nuostabiai iškepę, sultis gražius. Taip, davėme pailsėti mūsų antienos krūtinėlė apie 8 minutės. Patarimas yra toks, kad geriausia antienos iškart nepjauti, nes visos sultis išbėgsta. Nuostabus antienos patiekalas keptas orkaitai su rozmarinu, čiobreliais ir česnaku. Taigi padarysime nuostabas greitas salotas su skustuku. Paimam gražiai į bliūdelį, tarkuojame štai šitaip agurką, cukiniją, vėlgi su odele, imam morkytes, svogūnų laiškus, tiesiog pjaustu tokiais šiaudeliais, krapus irgi taip su vienas svogūnas. Imsime saujelę vyšninių pomidorų. Gaminimas niekada neturi būti sudėtingas, turi būti gaminamas su nuotaika, gera energija ir tiesiog ragauti viską. Taip, laimas persipilnam per pusę, aišku, galime dėti ir avokadą. Salotos gaunasi netgi kreminės tokios. Truputėlį druskelės, čak, truputėlis pipiriuko, dėsime 3 valgomus šaukštelius ponzu, neturit ponzu, gali dėti soją, tada pusę laimo sulčių, česnakinis alyvuogių aliejus, dedame porą šaukštelių, pusę valgomo šaukštelio medaus, 2 valgomus šaukštelius kepintus sezamų aliejus, 1 valgomasis šaukštelis ryžių acto arba ryžių vyno, 2-3 valgomosius šaukštus alyvuogių aliejus, paskutinis patepimas, žiupsnelis sezamo sėklų kepintų ir viską labai gražiai mes su rankom susimaišom. Svarbu labai paragauti. Štai nuostabus antienos patiekalas su gratinu, antienos krūtinėle ir gaiviom azijietiškom salotom pagamintas, skanaus ir linksmų Velykų.